Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Apie šią bylą norėjau pakalbėti jau senai, kadangi šis nusikaltimas įvyko Anglijoje. Policijos pareigūnas pasinaudojo COVID reguliacijomis, kad melagingai sulaikytų Sarah Everard, tam, jog galėtų ją pagrobti, išprievartauti, pasmaugti, o paskui sudeginti jos kūną. Iš visų mano darytų video manau, jog tai yra antras, kuris turi tokią plačią, informatyvę laiko juostą. Taip pat turime daugybę nuotraukų ir video, kurie padėjo išspręsti šią bylą ir apskritai, kas nutiko Sarai taip greitai. Ir kai paaiškėjo, kas buvo Saros žudikas, visa šalis liko šokiruota. Nes daug kas pradėjo diskutuoti apie policijos darbą, apie neapykantą ir nusistatymą prieš moteris čionais Anglijoje. Tačiau aš nekalbėsiu apie tas diskusijas, galbūt šiek tiek pačioje pabaigoje, bet aš noriu pagrindę pašnekėti apie patį nusikaltimą. Ir kadangi aš šiandien neturėjau nei kavos, nei jokio kito gėrimo, apart sriubos, tai nusprendžiau patestuoti energetinį gėrimą ir sužinosite mano atsakymą per vlogą. Kadangi bus daug... Sutvarkom. Kadangi bus labai daug skaitimo, aš turbūt pagrindė per šitą video būsiu vien tik tai su akiniais. Tad atleiskite, jeigu matysite mano šviesą. Ir mes turime labai daug datų, labai daug laiko juostų, vos ne minutę į minutę. Tad arba aš praleisiu tas minutės ir tiesiog parašysiu čionais kur kas kaip. Bet jo, tiesiog pradėsiu filmuoti ir kaip bus, tai bus. Tad, be ilgų kalbų pradėkime. Iš pradžių norėčiau pakalbėti apie Sarah Everard. Sarah gimė Surrey mieste 1987 metais birželio 14 dieną. Ji gyveno su seserimi Katie, broliu James, mama Susan ir tėvu Jeremy. Nors Sarah gimė Surrey mieste, ji užaugo Yorke, kur lankė Pulfordo mokyklą. Tarp 2005 metų 2008 metų ji studijavo žmogaus geografiją St. Cuthbert's Society universitete Durham mieste. Šis kursas apima žmonių populiacijų pokyčius ir šių pokyčių priežastis bei pasekmes. Ir kiek aš domėjausi, pagrindė apima 21 amžių. Savo mirties metu Sarah gyveno Brixton Hill rajone, kur dirbo skaitmeninės žiniasklaidos agentūros rinkodaros vadove. Nors informacijos daug nėra parašyta apie ją, tačiau iš to, ką žinome, galime nuspręsti, jog jinai buvo išties protingas žmogus. Tačiau pereikime į 2021 metus, kada Sarai buvo 33. 2021 metais, kovo 3 dieną, tai buvo trečiadienis, Sarah nusprendė aplankyti savo draugę, kuri gyveno Clapham rajone, Laithwaite gatvėje. Na ir žinoma, į svečius tuščiomis neteisi, todėl Sarah nusprendė užsukti į Sainsbury's ir kiek buvo rašyta, ji tenais įsigijo vyno butelį. Bet kiek aš žiūrėjau video, aš mačiau ją turinčią maišelį su savimi. Tad aš numanau, jog ji nusipirko ne tik tai vyno, bet galbūt ir kažkokiu tai skanėstų, snacksų. Apie 9 valandą vakaro ji nusprendė grįžti atgal namo. Jeigu tiksliai, tai 9 valandos 15 minučių, nes mes turime vaizdo įrašą, kuriame yra matoma Sarah einanti atgal namo, šnekanti telefonu. Tuo metu jinai kalbėjosi su savo vaikinu, nes jie abudu tarėsi, kada ir kur kitą dieną susitiks. Tas visas pokalbis truko apie 15 minučių. Ir mes žinome tai, kadangi 9 valandos 28 minutės jį buvo pastebėta durų skambučio kameroje, esančioje Poinders gatvėje, o po 4 minučių pravažiuojančio policijos automobilio kameroje. Tuo tarpu, 9:30. Wayne'as Cousensas arba Wayne Cousin buvo pastebėtas stovintis prie mašinos, kurią išsinuomavo prieš kelias dienas nuo šio įvykio, laukianti savo aukos. Ir mes neturime daug informacijos apie Wayne'ą, tik tai žinau, jog jisai gimė 1972 metais Doveryje, Kente. Ir aš sustoju, nes aš turiu porą pažįstamų iš Kento ir tai nėra pati geriausia vieta. Jeigu kas nors tenais gyvena, tai kaip jūs dar gyvi. Bet žinome, jog jis buvo ar yra, tebėra, bet turbūt buvo, vedęs ukrainietę
ir su ją susilaukė 2 vaikų. Taip pat žinau, jog Veinas turi brolių, kurio vardas yra Davidas ir jo tėčio vardas yra Ray, o mamos tapatybė iki šiol nėra žinoma. Arba tiksliau nėra atskleista. Kaip sakiau, Veinas stovėjo prie mašinos ir mini faktas galbūt nėra kažkam tai įdomu, bet mašinos modelis yra Vauxhall. Ir Vauxhall yra seniausiai išlikusi automobilių markė čionais Anglijoje. Tiesiog norėjau įdėti tokį mini faktą, kurį radau besidomint šią bylą. Mašina buvo pastatyta Pounders Court. Kaip aš sakiau, Sara buvo pastebėta kelis kartus Pounder Road, Pounder gatvėje. Tad vienas nuo kito buvo labai netoli. Veinas susistabdė Sarą, parodė savo policijos kortelę, surakino ją antrankiais ir įsodino ją į mašiną. Bylą nagrinėjantis teisėjas vėliau pasakė, kad tikriausiai jis tvirtino, kad suėma ją už tai, jog ji pažeidė COVID taisykles, kadangi tai buvo 2021, kai tik tai prasidėjo visas šitas COVIDas. Tuo metu žmonėms buvo leidžiama išeiti į miestą, apsipirkti, tačiau vienintelė taisyklė buvo, jog tu privalai dėvėti kaukę. Ką per video mes matėme, jog Sara ir turėjo kaukę. Tad jokių COVID taisyklių jinai nepažeidė. Tačiau, kaip galite įsivaizduoti, jeigu jūs sustabdo policininkas, kuris man regis turėjo uniformą su savimi. Taip pat turėjo pažymėjimą, tad kodėl kaip jinai galėjo nepatikėti Veinu. Ir plus, kadangi tai buvo COVID pradžia, niekas nežinojo tikrų taisyklių. Ir kiek aš pamenu, tai jeigu tave, sakykime, jeigu tu neapsipirkti ir tu neturi kaukės, tai tau pasiūlo kaukę nemokamai, tą vienkartinę, arba neįleidžia į parduotuvę. Ir jeigu tu visiems nori eiti į parduotuvę ir tu ginčijasi su darbuotojais parduotuvės, yra iškviečiama policija ir tu gauni įspėjimą, nebent tu jau pradedi šukotis prieš policininkus, tai tave suėma ir davai, išvežam pabendraut. Bet jo, Sara to nežinojo ir jinai leidosi būti surakinama ir įsodinama į mašiną. Visa ši interakcija, kai Veinas sustabdė Sarą, buvo užfiksuota autobuso vaizdo stebėjimo kamerose. Pirmoji buvo 9:35, kuri parodė juos šalia jo išnuomoto Vauxhall automobilio, o antroji 9:38. Ir būtent ta autobuso kamera užfiksavo Vauxhall automobilio numerius, kas vėliau padėjo pareigūnams, detektyvams ir susekti jo tą visą maršrutą, kaip jisai keliavo, kada kur sustojo, kaip grįžo ir kas ten toliau įvyko. Tad jis ją įsodino į mašiną ir nors jie buvo Londone ir jisai dirbo Londone, jie patraukė link Kento. Ir automobilio maršrutas buvo retrospektyviai sekamas naudojant CCTV ir ANPR. Aš nežinau, kas yra ANPR. Ir tai yra automatinis numerio atpažinimas. The more you know. Ir aš žinau, kad aš taip šokinėdama pasakoju, bet pakalbėkime apie Veino priešistorę ir ką jisai įsigijo, kaip jisai visą šitą dalyką suplanavo. Veinas buvo ginkluotas karininkas didmiesčių elitinėje parlamentinės ir diplomatinės apsaugos grupėje. Šie pareigūnai yra ginkluotas padalinys atsakingas už parlamento dvaro, įskaitant Downing Street ir Westminsterio rūmų bei ambasadų suplanuoto aplink Londoną apsaugą. Tad jisai nebuvo paprastas pareigūnas, kas daro šitą situaciją ne tik dar blogesnę, bet vien tik tai tas faktas, jog jisai pradėjo planuoti apie šį tokį pagrobimą jau nuo vasario 10 dienos. Kadangi vasario 10 dieną jis nusipirko policijos standartinius antrankius su rakčiukais. Jisai nenorėjo naudoti savo turimų, jisai matyt nebuvo toksai jau ir durnas ir nusprendė nusipirkti naujus. Vasario 28 dieną Veinas išsinuomavo baltą Vauxhall automobilį iš transporto priemonių nuomos įmonės Doveryje. Ta pačią dieną jo Amazon pirkinių sąrašas parodė, jog jis užsisakė lipnią kilimų apsauginę juostą. Ir tikrai ne kilimą mėgino taisyti, kaip suprantate.
Po kelių dienų po šių pirkinių, pagrobimo dieną, kovo 3, jisai Kensingtono mieste, Tesco superparduotuvėje, apie 8 val. Vakaro, nusipirko pakelį su 14 plaukų gumyčių, plaukų juostelių, kuri, kaip teigiama, buvo reikšmingas pirkinys ir jo plano dalis. Dabar, prokuratūra teigia, kad jie buvo nupirkti planuoto pagrobimo ir išžaginimo tikslais. Viena iš teorijų teigia, jog jisai tas gumytes nusipirko tam, jog palaikytų erekciją nuo pat Tesco išvažiavimo iki pagrobimo, iki išžaginimo, iki išprievartavimo. Aš neįsivaizduoju, ar tai išvis įmanoma ir kada jisai būtų spėjęs jas visas susidėti ir kur ir kaip. Ir tiesiog, aš nežinau, ar tai tiesa ar ne, bet tai šią teoriją aš radau daugelį straipsnių parašytą. Ne visuose, bet tikrai bent jau 3-4. Aš tiesiog duodu jums šią informaciją, darykite savo išvadas ir tiesiog darykite su šią informaciją, ką panorėję. Eikime toliau. Kaip sakiau, Veinas turi šeimą, turi žmoną, 2 vaikus. Ir viena svarbi informacija yra tai, jog jisai dieną prieš tai dirbo naktinę pamainą. Tad nuo kovo 2 dienos, 7 val. Vakaro, jisai dirbo iki kovo 3 dienos, 7 ryto. 12 valandų šiftas. Ir nuo čia, kovo 3 dienos, 7 valandos, tiksliau nuo 9:30, kadangi aš jau pasakiau, kad 9:30 valandą vakare, jisai jau buvo įsodinęs Sarą į mašiną ir važiavo link Kento. Ir nuo šiol bus labai daug, vos ne kiekvieną dieną, vos ne kiekvieną valandą, kas kur kaip įvyko. Tiesiog, kai pati žiūrėjau apie šią bylą, video, keletą bylų ir skaičiau visus tuos straipsnius, norėjau parodyti, koks vis dėlto buvo išsamus policininkų ir detektyvų darbus, norint išsiaiškinti, kas nutiko Sarai. Ir kaip tiesiog besinaudojant kameromis, policininkai, detektyvai atliko taip greitai savo darbą. Kovo 3 dieną jisai grįžo po naktinės pamainos 7 val. Ryte. Išsimiegojo, atsikėlė ir mes netgi žinome tikslų laiką, 4 val. 47 minutės vakare, jisai pranešė savo šeimai, jog turės dar vieną naktinę pamainą, kas žinoma nebuvo tiesa. Veinas pasiėmė savo mašiną ir nuvažiavo į Doverį, kur ten pasikeitė į tą išsinuomotą mašiną, kurią turėjom. Ir su tą išsinuomotą mašiną jisai grįžo atgal į Londoną ir važinėjo po Poinders tą visą court, po Poinders tą visą gatvę. Ir 9:30 kaltintųjų žodžiais jisai medžiojo vienišą jauną moterį, kad galėtų pagrobti ir išprievartauti ją. Pastebėjęs Sarą, jisai sustabdė ją ir mes žinome toliau, kas įvyko. Kaip sakau, truputėlį šokinėja laiko juosta, bet manau, kad nėra labai per daug padrika, kad nesuprastumėte, kas vis dėlto įvyko. 11 val. 43 minutės Veinas ir Sara atvažiavo į Doverį, kuriame persėdo į Veino mašiną Seat ir patraukė link Cybertswold miesto, kurį jisai puikiai pažinojo, kadangi tai yra Kento apskrityje. Ir dabar nuo 9:30 iki be 15:12. Tai yra maždaug 2 valandų kelionė. Ir aš kai skaičiau, aš tiesiog galvojau, ką jie tas 2 valandas kalbėjo, apie ką kalbėjo. Ir ar Sara suprato ir kaip greitai suprato, jog kažkas tai čionais negerai. Jinai surakinta, galiniai sėdyniai, su tuo visų diržu. Jinai turėjo būti tiesiog nuvežta į Londono ten tą visą areštinę. Gauti baudą ir būti paleista ar kažkas tai tokio. Bet 2 valandos važiuoti link Kento visiškai į priešingą pusę. Tai turėjo būti tai baisu. Jinai turėjo būti tokia išsigandus. Bet mes nežinome, apie ką ją kalbėjo. Mes nežinome, ar iš viso Veinas su ją bendravo įsodinęs į mašiną ir ką jie veikė tas 2 valandas, kol važiavo link Kento. Bet analizė parodė, kad nuo kovo 4 dienos
nuo vidurnakčio iki 1 ryto, Veino mobilusis telefonas buvo prijungtas prie mobiliųjų telefonų Sibersvaldo rajone, kurį jis gerai pažinojo, kaip jau sakiau. Ir manoma, kad per šį laikotarpį jis išprievartavo Sarą ir grįžo į Doverį po 1 valandos ryto. Tada iš visų kamerų žinome, jog 2:30 ryto Veinas nusipirko gėrimų iš Doverio degalinės. Tai buvo 2 buteliukai negazuoto vandens, obuolių sultys ir Lucozade Orange limonadą. Yra manoma, jog po išprievartavimo Veinas nužudė Sarą pasinaudoja savo policininko diržu. Jis ją pasmaugė pasinaudojęs savo policininko uniformos diržu. Kitur nebuvo parašyta, kitur buvo rašyta, kad rankomis pasmaugė ją, bet aš žinau, kad po analizės, kai ją ištyrė, mirties priežastis buvo choking. Uždusino, pasmaugė. Nėra tiesiog žinoma su kuo ar kaip jinai buvo pasmaugta. Tada Veinas nuvažiavo į Hoadwoodą, netoli Ashfordo, kur jo automobilis buvo užfiksuotas CCTV toje vietoje nuo 3:30 iki 6:30 ryte. Vėliau detektyvai išsiaiškino, kad Veinas ir jo žmona 2019 metais nusipirko nedidelį miško lopinėlį Ashford mieste, Kente. Ką jisai veikė nuo 3:30 iki 6:30 ryto, nežinau, bet 8:14 Veinas pastebėtas per CCTV Costa Coffee Begging gatvėje Doveryje, kuriame nusipirko karšto šokolado gėrimą su kokosų pienu ir Bakewell pyragėlį. Iššalko. Po to nuvažiavo atgal į Doverį, kad persistų į savo išsinuomotą automobilį, kurį grąžino 8:26. Ir miniu faktas, kai jisai buvo tame Costa Coffee, toje kavinėje, yra CCTV netgi, kur jisai matomas prie kasos, besiblaškydamas ir va taip maždaug trindamas rankas. Ir aš nežinau, ar tai buvo iš streso, nerimo, ar pagaliau supratimo, ką jisai padarė, ar ką jisai toliau ketins padaryti, ar jisai tiesiog šildėsi rankas. Bet tai tiesiog atsimenu tokį mini faktą. Po to, kai Veinas grąžino tą išsinuomotą automobilį, jis nuvažiavo savo asmeniniu automobiliu į Sandwich, Kento regione, išmesdamas Saros mobilųjį telefoną viename iš miesto vandens telkinių apie 9:21. Tad visą tai jisai buvo jau suplanavęs nuo vasario 10 dienos, kad jeigu žmogus, kurį aš pagrobsiu, turės telefoną, aš turėsiu atsikratyti kiekvienu daiktu atskirose vietose. Per visą šį laiką planavimo nė karto nepagalvojo, kad galbūt ne, kad aš tikrai įkliūsiu, kad aš planuoju nužudyti žmogų, aš planuoju padaryti nusikaltimą, būdamas ten aukšto vos nerango policininku apsauginiu, nesvarbu kaip ten, ką jis ten darė. Man tiesiog nėra suprantama, kaip žmonės gali planuoti tokį dalyką. Atsitiktinis, kai atsitiktinai nužudo žmonės, okei, kažkas tai gal įvyko su galva, bet kai tu planuoji šitiek laiko, aš pradedu nervuotis, tad toliau. 11 valandą Veinas užfiksuotas BP degalinėje Whitfield service, kur nusipirko tuščią žalią benzino balionėlį bakelį, į kurį pripylė apie 6 litrus benzino. Jis taip pat prisipildė savo automobilį ir nusipirko toje degalinėje karamelinę latę, sūdytą karamelinę latę. Po kelių minučių, aš netikrinau kur kas kaip arti, bet po kelių minučių McDonald'e jisai nusipirko Big Meal ir buteliuką apelsinų sulčių. Iššalko po tokios ilgos kelionės. Dabar, kas atsimena, sakiau, jog Sara, kai jinai ėjo iš draugės atgal namo, jinai kalbėjosi telefonu su savo vaikinu. Dabar, kovo 4 diena. Kol Veinas važinėja ir ten perkasi gerti ir pavalgyti ir mėgina atsikratyti ten tuo telefonu ir palikti tą išsinuomotą jo mašiną, tuo tarpu, kaip sakiau, Sara kalbėjosi telefonu su savo vaikinu dieną prieš,
vakarą prieš, naktį prieš, tiksliau. Jos vaikinas, Saros vaikinas, mėgino susisiekti su Sara telefonu, tačiau Sara nekėlė ragelio, kadangi jinai jau buvo negyva. Bet vaikinas to nežinojo, jisai susirūpino, ėmė visiems skambinėti ir kai nei vienas iš šeimos narių ir draugų negalėjo susisiekti su Sara, jie nusprendė paskambinti į policiją ir pranešti, jog Sara yra dingusi. Kiek atsimenu, skaičiau, jog tėvai sakė tuo metu bent jau, kad Sara niekuomet nepadarytų tokio dalyko, jinai nedingtų, nepranešusi bent jau draugams ar šeimos nariams, kur jinai ketina važiuoti. Ir, bent jau šiuo atveju yra gerų policininkų, aš nesakau, kad jie visi tokie nepatikimi, bet labai greitai sureagavo, patikėjo šeimos nariais ir vaikinu ir iš karto ėmė tikrinti, žiūrėti, welfare checks daryti ir panašiai, kur galėtų būti Sara. Dabar kitą dieną, kovo 5 dieną, 11 val. Ryte, Veinas nuvažiavo į Hoodswoodą, kurio automobilis buvo užfiksuotas CCTV apie 1 valandą, pusę pirmos, kuriame, kaip manoma, nuo 11 iki pusę pirmos, jisai tame miške sudegino Saros kūną. Tas kūnas buvo sudegintas šaldytuve. Ir aš nežinau, ar tas šaldytuvas buvo jau tame miške, ar jisai tą šaldytuvą pargabeno po nužudymo ir dėl to buvo toksai didelis laiko, kur jisai buvo tarp 6:30 ir 6:30. Iš vis, iš kur atsirado tas šaldytuvas, nežinau, kaip jisai sumąstė sudeginti Saros kūną šaldytuve, irgi nėra aišku, bet tai matyt buvo vienas, iš jo plano dalių. Po valandos, 1 val. 47 minutės, B&Q parduotuvėje Veinas nusipirko 2 didelius builder's bag, statybinius tokius maišus, prieš grįždamas į Hoodswoodą, kur vieną iš maišų panaudojo Saros palaikams, kuriuos išmetė netoliese esančiame tvenkinyje. Ką su kitu maišu padarė, nežinau. Praėjo keletą dienų nuo tada, kai jos vaikinas ir tėvai susisiekė su policija ir pranešė, jog Sara dingo. Tad dabar yra kovo 6 diena ir tą dieną policija sulaukė daugiau nei 120 visuomenės skambučių, kadangi jie išreiškė susirūpinimą Saros dingimu, kadangi jie patikrino visur, kur jinai galėjo būti ir jos nėra. Ir policija taip pat aplankė daugiau nei 750 namų. Matyt, draugė pasakė policijai per tuos visus interviu ir panašiai, kur Sara gyvena, kur jinai gyvena, pasakė visas galimas gatves, kurias Sara būtų pasirinkusi eiti pas draugę, pasakė visas parduotuvės matyt ir dėl to policija apklausė ir perėjo per šitiek daug namų ir šitiek daug žmonių. Tiesiog norėjau sužinoti, kad ar kas nors matė ją, galbūt kalbėjosi su ją, ar pastebėjo, kas galėjo ją pagrobti. Ir aš sakiau, kad tai vyksta kiekvieną dieną, mes žinome kiekvieną dieną po kažkokią tai informaciją. Ir kovo 7 dieną paaiškėjo, kad Veinas išsivežė savo žmoną ir vaikus į mišką, kur prieš 2 dienas, kovo 5 dieną, sudegino Saros kūną. Ir aš neįsivaizduoju, kodėl Veinas sugalvojo išvežti savo žmoną ir 2 vaikus į mišką ir būtent į tą vietą, kur jisai tai padarė, ar jisai tiesiog norėjo pasivaikščioti po mišku. Bet norėčiau, kad kažkas tai būtų jo paklausęs ir kad jisai atsakytų bent jau į šitas visas tokias detalės. Ir jisai taip pat kovo 7 dieną pasiėmė 5 dienas atostogų, o savo elektroninėme laiške pranešė savo vadovui, kad jaučiasi negalintis nešioti šaunamąjį ginklą šiuo metu. Ir mano teorija, būtent čionais, jog jisai po šio nužudymo matyt ėmė šiek tiek aiškiau mąstyti, ką jisai vis dėlto padarė. Ir tai įtakojo jo emocinę būseną. Ir dėl to jisai jautėsi nesaugiai turintis ginklą su savimi. Bet, kas ten žino, tai tik mano teorija. Kovo 8 dieną jis atidavė savo policijos įrangą, įskaitant policijos diržą ir antrankius. Tad, kaip sakiau, antrankius jisai nusipirko atskirai. Tai nebuvo niekom susijęs su jo darbu. Tačiau jisai grąžino būtent tą diržą. Ir kaip sakiau, manoma, jog jisai Sarą pasmaugė būtent tuo diržu.
bet nėra žinoma. Kovo 9 diena. Ir tai būtent yra tas interviu, po kurio aš nusprendžiau, jog aš noriu padaryti šį video. 7:45. 3 policijos pareigūnai atvyksta į Veino namus Deilę ir surakina jį antrankiais bei ima tardyti. Iš pradžių jis neigia bet kokį žinojimą apie Sarą Everard, prieš pradėdamas pasakoti istoriją apie rytų Europos gaują. Pagrinde bulgarai, rumūnai ir albanai, kaip jisai paminėjo, kurie grasino jam ir privertė pagrobti merginą ar moterį jiems. Jisai tvirtino, kad jie pareikalavo, kad jis pristatytų kitą merginą, kai prieš kelias savaitės jis per mažai sumokėjo prostitutei, kurią užsisakė internetu. Jisai tvirtino, kad taip, jisai pagrobė ponę Sarą Everard, išvažiavo iš Londono ir perdavė ją 3 vyrams, kurie laukė jo Kente prie kažkokio tai furgono, kol ji buvo gyva ir nesužeista, nesužalota. Jeigu galėčiau ką nors padaryti, kad ją sugrąžinčiau šią minutę, tai padaryčiau, sakė jis, bet pridūrė. Padaryčiau tą patį ir kitą dieną, tam, kad apsaugočiau savo šeimą. These guys mean business. These guys mean business labai kvailai verstus į lietuvių kalbą, bet atseit, jis tiesiog norėjo pabrėžti, kad su šiais vaikinais geriau nesitrepoti ir daryti tai, ką jie pasakys, reikalaus. Po šio tokio prisipažinimo jisai buvo sulaikytas ir išvežtas į policijos komisariatą. Visą šį laiką pareigūnai vis dar ieško, kur galėtų būti Sara. Ir kovo 10 dieną, 6:20 vakare, policija atlikusi kratą Hoodswood mieste aptiko žmonių palaikus tame dideliame statybinėme maiše, maždaug už 100 metrų nuo Veinui priklausančio žemės sklypo. Nes, kaip sakiau, 2019 metais jisai ir jo žmona nusipirko mažą lopinėlį žemės tame Hoodswoode. Dauverio policija taip pat apieškojo buvusį autoservisą, anksčiau priklaususį Wayne šeimai. Vietą Baltųjų uolų viršuje, White Cliffs ten kažkur tai. Tad, kaip sakiau, Wayne'as puikiai pažinojo šią visą vietą. Ir kas žiūri video ir vis matoma nebesitaisančią kažką tai už nugaros, tai aš turiu karštą vandens butelį, nes čia šalta pas mane namie, kuris yra mažas tinginys. Nes man šalta, okei. Aš animikė, man šalo rankos ir tiesiog. Kovo 11 dieną, prieš oficialius policijos pokalbius su Veinu, Veinui tuo metu buvo 48, Sarai buvo 33, bet čia tiesiog taip greitai tokia mini informacija. Žodžiu, Veinas savo kameroje buvo rastas be sąmonės. Nes jisai sumastė trenkti su galva į tualetą. Kai jį rado, jį skubiai išvežė į ligoninę ir jį ten sutvarstė ir visą kitą ir grąžino atgal į kamerą. Ir jisai atsisakė kalbėti ar atsakyti į bet kokį klausimą, kas įvyko, nes jisai kameroje buvo vienas. Ir jisai tiesiog atsisakė pasakyti, kodėl tai padarė ir ar tai buvo tiesiog paslydo galbūt netyčia, ar jisai specialiai tai padarė. Bet Wayne'as tai padarė 2 kartus. Tad antrą kartą jį vėl rado, vėl suteikė pirmąją pagalbą, išvežė į ligoninę, sutvarstė ir grąžino atgal į kamerą. Dėl tokių veiksmų man tik tai parodo, jog Wayne'as nenorėjo prisimti atsakomybės už tai, ką jisai padarė. Ir vėlgi klausimas tada, kam tu planuoji, kam tu tai įvykdai, jeigu tu neketini prisimti atsakomybės, jeigu tu neketini prisipažinti, jog taip, aš tai padariau, aš tai suplanavau, jo visi, žodžiu, ką manot jūs? Nejaugi jisai rimtai galvojo, kad susižeis save pakankamai, jog mirtų? Kam? Kodėl? Gėda? Dabar jau gėda, kai tave sučiupo. Kovo 12 dieną Sara Everard kūnas buvo identifikuotas pagal dantų įrašus. Ir tėvai neturėtų laidoti savo vaikų. Ir kaip sakiau, kovo 10 dieną policija rado palaikus, tačiau tėvai, bent jau kiek aš girdėjau iš video, neskaičiau, straipsnius neradau, tėvai pasakė, jog tikėjosi, jog tai nėra Sara, jog ji galbūt kažkur tai tiesiog
uždaryta bet gyva. Kovo 13 diena. Wayne'as Cousensas atvyksta į Westminsterio magistratų teismą. Ten apkaltintas Sarah Everard pagrobimu ir nužudimu. Wayne'as teigė, jog yra nekaltas ir atsisakė daugiau kažką tai sakyti. Po to išgabentas į Belmarsho griežto režimo kalėjimą pietų Londone. Ta pačią dieną šimtai gedinčių žmonių pagerbė Sarah memoriale Clapham mieste, įskaitant Kembridžo kunigaikštienę Catherine Princess of Wales, kuri pasakė, jog atsimena, ką reiškia vaikščioti Londone vienai. Ir aš gyvenau Londone daugiau nei pusę metų, ir aš gyvenau Stratforde, kuris atseit yra gan pavojingas, bent jau Londone. Daug yra pavojingų vietų Londone. Ir kai aš važinėdavau į darbą, kai aš vaikščiodavau apie 40 minučių nuo autobusų stoties iki namų, buvo porą atvejų, kur aš tikrai jaučiausi, kad jau viskas, man chana. Ir jo, yra baisu. Yra iš tikrųjų nejauku vienai moteriai, net ir dienos metu vos ne, vaikščioti gatve. Puikiai suprantama, kodėl po šitos bylos tiek daug anglų, ypač moterų, ėmė diskutuoti apie šitą visą temą su policija, su misogyny, all that kind of shit. So, žodžiu, sorry, aš per daug savo nuomonės kišu turbūt per kiekvieną iš šitų video, bet kartais tokie video sukelia tokias emocijas ir kartais čia tikri nusikaltimai tiesiog taip arti prie namų man, kad kartais tiesiog norisi pasidalinti iš savo pusės, bet aš suprantu, jog norite išgirsti daugiau apie bylą, o ne apie mane, tad eikime toliau. Tad ta pati diena ir žmonių visoje Anglijoje buvo paprašyta uždegti žvakutes Saros atminimai po to, kai šie visi gedėjimai buvo atšaukti dėl nepavykusių diskusijų su policija pandemijos metu, kadangi tuo metu negalėjo rinktis didelės grupės žmonių. Nesvarbu, jog tai buvo lauke netgi. Ir tą pačią dieną viename renginyje Clapham Common mieste protestuotojai susirėmė su pareigūnais. Žmonės tiesiog reiškia ne tik tai, tą visą tokį gedėjimą dėl Saros, bet ir neapykantą ir priešiškumą prieš policiją. Ir tai, jog žmonės tiesiog ėmė sakyti, kad kaip mes dabar galime pasitikėti policiją. Mes ką tik sužinojome, kad policininkas nužudė Sarą. Tad buvo gana daug įtūžio ir mėginimo įsilieti ant policininkų. Ir dėl to buvo suimti iš viso 9 žmonės. Ir tada kitą dieną šie protestai ir toliau tęsiasi. Šį kartą žmonės rinkosi prie Westminster, kur kritikavo metropoliteno policijos darbą, nusikaltimus bei tam tikrus įstatymus. Ir per šį piketą, taip sakoma, buvo sulaikyti dar 7 žmonės. Po kelių dienų, kovo 16 dieną, policija ir toliau šukavo miškus Kente ir kiti policijos narai Sandviče tame vandens telkinyje ieškojo Saros telefono, atsiprašau. Ta pačią dieną, kovo 16, Wayne'as pasirodo Old Bailey centrinėme baudžiamajame teisme per vaizdo įrašo nuorodą, vilkėdamas šviesiai raudoną džemperį ir pilkas kelnes. Ir tame vaizdo įraše, tame video pokalbėje, jisai buvo matomas su žaizda kaktoje. Tai matyti buvo po to antro karto, kai jisai paslydo ir trenkėsi į tualetą. Šiame teisme jisai pasakė savo vardą ir gimimo dieną. Ir atsisakė toliau kalbėti. Ir vėlgi neigė savo kaltę. Tad kovo 16 čionais buvo, dabar birželio 8 diena. Wayne'as Cousensas prisipažino kaltas dėl pagrobimo ir išžaginimo ir pagaliau prisipažino kaltas dėl Sarah Everard mirties. Manau, jam buvo pasakyta, parodyta visa informacija, kuri buvo surinkta prieš jį. Tai yra nuo pat tada, kai jisai išsinuomavo mašiną, kad jisai buvo matomas kalbantis su Sara, kur jisai važiavo, telefono visi ten tie, kur susijungė prie telefonų ten tų visų tavarių, kur ką nusipirko, kaip tarkim iš Amazon, ten tą liepnį juostą ir panašiai.
Ir jam matyti nebeliko nieko kito, tiesiog prisipažinti. Ir galbūt prisipažindamas jisai galvoja, jog sumažins savo bausmę. Tad jisai 2 kartus prisipažino, jog yra kaltas. Po to posėdžio paaiškėjo, jog 2015 metais policija gavo pranešimą apie apsinuoginusį vyrą, kuris tuo metu važiavo Dauveryje savo mašinoje. Ir manoma, kad Kento policijos sistemoje galėjo būti užfiksuota pakankamai informacijos, kad būtų galima atpažinti vyrą kaip Wayne Cousin, kuris tuo metu buvo policijos pareigūnas. Ir ši informacija yra šiek tiek svarbi, kadangi likus 3 savaitėms iki Saros žmogžudystės, jis privažiavo prie, Wayne'as, privažiavo prie McDonald's ten to langelio, drive-thru, Svensley mieste netoli Kento, ir ten dirbusi moteris sakė, jog jis tai padarė ne pirmą kartą. Jisai privažiavo prie to langelio, apsinuoginęs nuo jos mens žemyn. Ir kai ta, dirbusi moteris padavė jam jo maistą ir gėrimus, jinai pamatė tai ir, žinoma, paskambino policijai ir pasakė, jog tokie numeriai, toksai vyras apsinuogino priešais mane mano darbo metu. Tad jeigu iki šiol nepasišlikštėjote Wayne'u, tai tikiuosi pasišlikštėjote dabar. Taip pat per visus tuos teismus mes sužinojome dar porą dalykų apie Wayne'ą. Tad teismas išklausė, kaip Cousinsas, Wayne'as Cousinsas, netarnybos metu nešiojo policijos diržą, pipirinio purškalo laikiklį ir antrankius. Kas nėra leistina jiems tai daryti, ne savo darbo metu, of course. Taip pat jo pažinčių svetainėje Match.com turėjo profilį, kuriame pateikė įvairių melagingų duomenų apie save. Jis taip pat ne vieną kartą buvo užsisakęs escorts, ir aš nežinau kaip lietuviškai, bet aš manau, kad visi žino šį žodį ir aš manau, kad visi žino, kas tai per darbas. Tai nėra prostitucija, bet labai tokia trapi linija tarp to ir to. Be to, jis taip pat turėjo 29 000 svarų skolą ir jam taikomas skolų valdymo planas. Aš nežinau dėl tų visų skolų valdymo planų, bet 29 000 svarų. Va, Jėzau, dabar vaduokit man tiek pinigų. Tai yra daug, tai yra labai daug. Ir dabar pagalvojus, jeigu jisai užsisakinėjo prostitutės, nes kaip jisai sakė per savo pirmąjį ten tą interviu, kol jį apklausinėjo pas jį namie, jisai sakė, jog prieš kelias savaitės jisai užsisakė prostitutę iš interneto ir jai nedamokėjo ir dėl to ten tie rytų gangsteriai liepė man kitą merginą atvežti. Ne tai, kad tai tu man pinigus mokėk, bet tipo kitą merginą atvež. Ir kaip pareigūnai, tai tipo, žodžiu, mes žinome, kad čia visiškai netiesa buvo. Bet tai jeigu tu sugebė užsisakyti prostitutės, jeigu tu sugebė užsisakyti eskortas, jeigu tu turi profilius tokiuose svetainėse kaip Match.com, Tinder ar dar kažkas tai, tu aiškiai ryškiai išdavinėjai savo žmoną, tau nepakanka žmonos, bet tai kam žudyt? Nesveikas protas taip, nesveikas fantazijos taip, bet yra tų visų sekso darbuotojų, kurios sutinka apsimesti bent jau, tie roleplay dalykai, tai susirask tokius žmonės, kurie tau padėtų tavo tą kinką išlaisvinti, sakykim, bet kam atimti žmogaus gyvybę. Ir dėl to daugelis žmonių ėmė pykti ant policijos ir nepasitikėti policiją ir sakyti, kad mes moteris nesam gerbiamos, mes moterys turime pastoviai visada galvoti ir save kažkaip tai mėginti saugoti nuo vyrų. Ir dabar mums reikia saugotis ir nuo policijos. Ir dėl to žmonės turėjo labai ilgą diskusiją po būtent šitos bylos. Kita informacija, ką pasirašiau, jog Cressida Dick, tuometinio metropoliteno policijos komisarė, sakė, kad jautėsi pikta ir sugniuždyta dėl Wayne'o padarytų nusikaltimų, bei pridūrė, jie yra baisus ir visi policijos pareigūnai jaučiasi išduoti. Sara buvo fantastiška, talentinga jauna moteris, kuri turėjo visą gyvenimą prieš akis, bet tai iš jos buvo atimta. Ir žmonės norėjo, kad jinai atsistatydintų iš savo pareigų, kai paaiškėjo, kad Wayne'as padarė šį nusikaltimą, tačiau jį atsisakė tai padaryti.
Bet kaip skaičiau tos straipsnius, parašyta tuometinė. Tad galbūt jinai dabar nebedirba. Ir aš nežinau, kodėl žmonės pradėjo kaltinti ją dėl Veino nusikaltimo. Nes, metropoliteno policija yra didelė ir turi daugybę skyrių. Ir aš nemanau, jog jisai priklausė būtent jo skyriui. Jinai kaip tipo galva ir tada daugybė kitų skyrių ir tada daugybė kitų skyrių ir čia jisai kažkur tai. Tad kodėl liepti jai, jeigu yra daugybė kitų žmonių, kurie pražiopsojo jo tokį darbą ir netgi leido jam netarnybos metu daryti tokius dalykus, kaip nešioti aprangą ir ten visą kitą. Čia paskui dar pridėsiu jo keletą draugelių iš būtent jo komandos. Ar ten tos skyriaus. Tad žodžiu, aš neprituriu tam faktui, jog jeigu pareigūnas padaro kažką tai blogai, tai maždaug galva turėtų būti, atsistatydint turėtų. Nebent iš tikrųjų jie buvo kažkaip tai su tuo surišti, sujungti. Ir jinai specialiai praleido keletą dalykų pro akis, jog leistų jam toliau daryti, ką jisai norėjo, kol buvo pareigūnas. Žodžiu, per tą paskutinį teismą Saros šeima taip pat buvo teisme. Ir jie visi žiūrėjo tiesiai į Veiną, klausydamėsi, kaip jos žudikas planavo pagrobti nepažįstamą merginą. Jie stebėjo jos paskutinius judesius, kurie buvo užfiksuoti per CCTV ir kitas vaizdo kameras ir tylomis klausėsi jos mirties detalių. Šeima pareikalavo iš jos gyvybę atėmusio žudiko dėmesio. Ponia Cousensai, prašau, pažiūrėkite į mane, pasakė jos tėvas Jeremis ir Veinas pagaliau pakėlė galvą. To, ką padarėte, poveikis niekada nesibaigs. Mano galvoje visą laiką sukasi siaubinga mano dukters Saros žmogžudystė ir išliks visą likusį gyvenimą. Tėvas nori prižiūrėti savo vaikus, o jūs sąmoningai ir apgalvotai sustabdėte mano galimybę tai padaryti. Jūs nužudėte mūsų dukrą ir amžinai sudaužėte jos motinos, tėvo, brolio, sesers, šeimos ir jos draugų širdis. Saros sesuo Keiti taip pat kreipėsi į žudiką. Kaip tu drįsti ją iš manęs atimti? Ji paklausė. Atėmėte jos viltis ir svajonės, jos gyvenimą, vaikus, kurie niekada negims, kartas, kurių niekados nebus. Jos ateities nebėra. Ateities, kurią turėjau gyventi su seserimi, nebėra. Na ir po šio teismo prasidėjo visi kiti nagrinėjimai ir koks bus nuosprendis. Tad nuosprendžio posėdis pas Lordą Justice Fulfordą prasidėjo Old Bailey 2021 metais rugsėjo 29 dieną, gavus medicininės ir psichiatrinės Veino ataskaitas. Veino Cousenso advokatas Jimas Sturmanas, QC, paprašė teisėjo Lordo Fulfordo apsvarstyti galimybę skirti bausmę iki gyvos galvos su tam tikru tarifu, kuris leistų Veinui būti paleistum pagal licenciją, sulaukus 80 metų. Rugsėjo 30 dieną, tai dieną po, Veinas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, o Lordas Justice Fulfordas pateisino bausmės griežtumą, sakydamas, kad Veino Cousenso naudojimuose savo kaip policijos pareigūno pareigomis sulaikant Sarą Everard buvo gyvybiškai svarbus veiksnys. Veiksnys, dėl kurio, mano nuomonė, ši byla yra ypač rimta. 2021 spalį buvo pranešta, kad Veinas paprašė leidimo apskųsti jam skirtą nuosprendį. 2022 metais Liepos mėnesį apeliacinis teismas atmetė jo skundą dėl jam paskirtos iki gyvos galvos bausmės. Tad jisai gavo bausmę iki gyvos galvos ir jis niekados nebus paleistas iš kalėjimo. 2021 metais gruodžio mėnesį Veinas įkalintas H.M. Franklando kalėjime Durhamo grafystėje. 2022 metais kovo mėnesį Veinas buvo apkaltintas 4 kaltinimais dėl nepadaraus apsiviešinimo, susijusiu su tarimais incidentais 2021 metais sausio ir vasario mėnesiai. Aš nežinau, ar vienas iš tų 4 kaltinimų buvo ir tas pirmasis 2015 metais padarytas apsiviešinimas, bet 2023 metais vasario mėnesį Veinas Cousensas prisipažino kaltas dėl 3 incidentų.
tad jam tik tai dar daugiau pridėjo bausmės, bet kai jis įkalintasi iki gyvos galvos, sakiau, kad pakalbėsiu apie Wayne'o kolegas šiek tiek, nes, ne vienas jisai buvo toksai pridurkas. Wayne'as buvo ne tik kukų, bet ir sexual predator, bet jo draugeliai buvo ne ką geresni. 2022 metais lapkritį du Wayne'o Cousinso kolegos, PC Jonathan Coban ir buvęs PC Jolan Borders, įkalinti už daugybę kaltinimų, siunčiant šiurkščius ir įžeidžiančius pranešimus viešajame tinkle. Jonathan ir Joelis dalyvavo WhatsApp grupinėme pokalbėje su Wayne'u ir kitų pareigūnų, kur jie siuntė rasistinės, homofobiškas, misogonistiškas ir kitokias šlykščias žinutes. Vienas kitam. Esu girdėjusi, vienas faktas, ką aš atradau ir įdėjau į savo skriptą, jog šitą dalyką aš jau ne pirmą kartą girdžiu, jog 2023 metais balandį buvo pranešta, kad Wayne'as gali turėti teisę į policijos pensiją, kurios vertė siekia 7000 svarus per metus. Ir ne, kodėl apskritai padaręs tokį nusikaltimą jisai turi iš viso kažkokias tai teisės į savo ten maždaug darbo pensiją. Šie pinigai jam bus išmokėti kiekvienais metais iš mūsų mokesčių mokėtojų. Ir man pikta, ne. Atsimenat Lucy Letby? Ir sakiau video gale, jog iš jos atėmė tą visą pensiją, nes jinai buvo atseit seselė. Ne atseit jinai buvo. Ten vaikų skyriaus ta prižiūrėtoja seselė. Ir kodėl jam bus duotas, o jai ne? Jinai žudė vaikus. Čia maždaug yra, link viršaus. Bet jisai irgi nužudė žmogų. Iš viso, nesvarbu už kokį nusikaltimą, jeigu tu įsėdė į kalėjimą, viskas, prarandi savo visokius tokius išmokėjimus, pensijas, nesvarbu kaip jos vadintųsi. Nes, tu sėdi kalėjime, tu gauni valgyt, tu gauni nusipraust. Kam tau reikalingi tie pinigai? Aš suprantu, kur tuos pinigus galima atseit panaudoti kalėjime, cigaretės, ten kokie nors šiaip skanėstai, ar narkotikai, ar dar kažkas tai. Bet ne, mano nuomonė, jeigu tu atsidūrei kalėjime, tai tu netenki savo visų privilegijų į pensijas. Aš vėl burbu, atsiprašau. Gana apie Wayne'ą. Tikiuosi jūs, kaip ir aš, džiaugiatės, jog jisai gavo iki gyvenimo galo bausmę ir tikiuosi, jog jisai tenais ir supūs. Bet aš noriu užbaigti šį video kalbant apie Sarą. Sarah Everard laidotuvės įvyko 2021 metais, gegužės 22 dieną, Heslingtono bažnyčioje, Heslingtone, netoli Jorko. Kelioms dienoms po Saros mirties visoje šalyje buvo surinkti gedėjimai, kad tiesiog apraudot jos mirtį. Ir nors oficialus Reclaim These Streets York organizuotas gedėjimas buvo atšauktas dėl COVID-19 taisyklių, Jorko universiteto studentų organizuoti neoficialūs gedėjimai vyko ministerijoje ir universiteto Heslingtono vakarinėme miestelėje. Ir Jorke, kur Sara užaugo, atminimui buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės gatvėse. Sara buvo protinga ir graži, nuostabi dukra ir sesuo. Ji buvo maloni ir protinga, rūpestinga ir patikima. Ji visada pirmenybę teikė kitiems ir turėjo nuostabiausią humoro jausmą. Apie ją pasakojo šeima. Ji buvo stipri, principinga ir ryškus pavyzdys mums visiems. Mes ją labai didžiuojamės ir ji atnešė tiek daug džiaugsmo į mūsų gyvenimą. Aš jos ilgiuosi, prisimenu visus gražius dalykus apie ją. Ji buvo rūpestinga, buvo linksma. Ji buvo sumani, bet puikiai mokėjo ir praktinius dalykus. Ji buvo nuostabi šokėja, ji buvo nuostabi dukra. Ji visada buvo šalia, kad išklausytų, patartų ar tiesiog pasidalintų dienos smulkmenomis. Ji taip pat buvo tvirtai principinga jauna moteris, kuris skyrė gero nuo blogo ir gyveno pagal šias vertybės. Ji buvo geras žmogus. Ji turėjo savo
gyvenimo tikslą. Susan Everard. Tai Susan buvo Saros mama. Jos vaikinas apibūdino ją kaip stiprią ir gražią, o buvęs mokytojas sakė, kad ji buvo meili, šviesi, protinga mergina, spindėjusi mokykloje. Ir buvo daugybė kitų, aš radau straipsnį, kur buvo daug parašyta iš šeimos narių, iš draugų, iš visų, kas pažinojo Sarą, bet nenoriu skaityti visko, nes tiesiog aš jaučiu, kaip man pačiai ašaros kyla. Nes kai skaitai apie kiekvieną iš tokių bylų, skaitai tiek daug, randi tiek daug informacijos ir, pasidaro taip gaila, tai tiesiog užbaikime šį video gražiai žodžiais apie Sarą. Gaila, jog taip nutiko, tačiau tai sukėlė daugybę diskusijų ir manau, jog tai šiek tiek padėjo gal atvert akis į visą tą būti moterimi yra baisu. Jeigu net negali pasitikėti policija, tai kuom tada gali pasitikėti, kaip tada apsiginti, ką tada daryti. Ir tiesiog diskusijos, sunkios diskusijos yra svarbios ne tik tai tam, kad išsakyti savo nuomonės ir kaip jautiesi, bet tiesiog suprasti, kas vyksta realybėje. Ne tai, kas rodoma per televiziją ar ten rašoma laikraščiuose, bet tiesiog, kad pamatyti tiesą, kaip iš tikrųjų žmonės jaučiasi, kas iš tikrųjų vyksta gatvėse. Bet kaip sakiau, neketinu diskutuoti ar pasakoti apie visas tas diskusijas, kas vyko per tos kelius mėnesius po šios bylos, bet jo. Ką manote apie šiandienos bylą? Rašykite visus savo šlykščiausius, brutaliausius būdus, ką padarytumėte, jeigu Vainas atsidurtų jūsų rankose. Nedarykite to, nedarykite. All good. Vainas tiesiog buvo šlykštus, sergantis, negerbintis moterų patsanas, kuriam reikėjo vazektomijos. Bet bent jau jisai gavo tai, ko nusipelnė. Ir tikiuosi kalėjime jisai gaus dar daugiau. Ok, nusiraminam. Tai buvo šiandienos byla. Ką manote? Leiskite žinoti viską komentaruose. Ir ačiū už jūsų visų dėmesį. Kaip visada? Ne. Ačiū už jūsų visų šiandienos dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye. Jo, pamiršau, nes kokius geras 2-3 savaitės nedariau video. Sorry dėl to, bet reikėjo atšvęsti kalėdas ir naujuosius ir šiek tiek pailsėti nuo šių video. Bet jo, susitiksime per kitą video.